Alelija, tegu būna atidaryta, užeikit į vidų. Mes su kompanija labai džiaugiamės grąžindami druskininkam šią vietą, kuri beveik sugriuvo, kol mes susiruošėm ją grąžinti. Bet dar spėjom sučiupti už uodegos ją ir grąžiname šitą gražiausią druskininkų terasą irgi jums visiems. Galite dabar čia rinktis vakarais, žiūrėti mūsų raudonąją bažnytėlę, leis čia gražiai vakarus, kalbėtis, bendrauti. Šita vieta būtų neatsiradus, jeigu nebūtų atsitikę kelių dalykų. Pavyzdžiui, jeigu nebūtų į kultūros ministrus norėjęs eiti, pamiršau net pavardę, Adomavičius ar koks jisai jo. Jo. Tai jeigu jisai nebūtų to padaręs, galbūt nebūtume ir susirinkę šiandien. Nes, kaip žinau, tas žingsnis įkvėpė garsėje kultūros asamblėją, kuriai ir esam be galo dėkingi už tai, kad jie mums suteikė paramą, už tai, kad jie mus palaikė, padrąsino ir sakė taip, puikiai idėja, mes jums duosim depozitą, mes jums duosim vieną mokestį už nuomą. Turim 1 mėnesį už kultūros asamblėjos. Po to, sakėm, suksimės patys. Tai kai mes pradėsim suktis patys, šitą mėnesį galite ateiti čia visas vynelis nemokamai, visi šokam. Bet kai mes jau suksimės patys, tai tikimės kažkokios iš jūsų irgi paramos šitai vietai. Tam mes turim susikūrę savo tokius QR kodukus, čia matysit ant sienų, galite iš karto prisidėti ten kokiais 5 eurais ar 10. Dar žmonės, kurie einat į tikrus darbus ir turit tą tikrą dokumentinį darbą, galite suskupti visai ir mums skirti tą legendinį 1,2%. Irgi būtume labai dėkingi, juos dėtume tiesiai į šitą projektą ir čia viską remontuotume. Vietos dar labai daug turim, tai jo, labai būtų smagu, jeigu prisidėtumėt ir ar QR kodukais, turim ten ir dar tokį aparatą, galit kas daugiau, kas geresnį darbą turit, galit daugiau paremti. Tai tiek apie tos pinigus, bet kaip visi suprantat, vieta yra nekomercinė, nesistengiam čia jokių pinigų uždirbti, mūsų kolektyvas yra didelis ir labai nuostabus visi žmonės, kurie myli druskininkus. Norim čia būt, norim čia kurt, norim su jum leisti laiką, tai ir visi nesiekiam jokių pinigų uždirbti iš tos vietos. Tiesiog norim, kad jinai čia būtų, kad būtų visiems mums įdomu ir gera. Tai dėl to prašom jūsų padės paramos. O dabar, kad nebūtų čia toksai šnekėjimas, žinot, kaip būna tuose tradiciniuose muziejuose, gerai, kad aišku, nėra ministro, čia perkelptų ką nors. Tai jo, kad ir aš čia vienas nešnekėčiau, kolektyvas mūsų didelis ir mes nenorim čia labai tokie būti, žinot, standartiniai ar klasikiniai, tai norim ir jūs įtraukti kažkiek į šitą bendravimą ir taip toliau. Kviečiu mūsų kolektyvo narę Birutę. Begalės klausimų, tai dabar yra ta proga paklausti, pasakyti, pasidalinti.
ir mes pabandysim dabar pasakyti, arba vėliau pasakyti, tai tas laikas jūsų. Kas pirmas išdrįs? Žinau, kad yra žurnalistų, kurie moka klausinėti. Gal jie pradės? Galima ir be mikrofono, galima šaukti. Kas pirmas? Kai tarėmės tą renginio planą, žinai, galvojam, vis tiek, norim drąsos, norim, kad įsijungtumėt, nenorim būti jokie instituciniai, norim, kad jūs sakytumėt kažką, kas čia bus, ar bus metalo koncertų, pavyzdžiui. Jeigu turit klausimų, kažkodėl Lietuvoje, jeigu žmonių klausia, jie turi klausimų, tai jie dažniausiai neturi. Tai gal ir gerai, neturit, tai neturit. Pati pradžia, ką čia klausinėsi, ne? Gal paklausit? Darbo laikas, teisingas. Šita vieta yra šiaip atvira visiems ir tas darbo laikas kažkoks bus nustatytas, aišku, bet šiaip tai galima ir visos iniciatyvos čia yra laukiamos ir raktų turim daug, tai galim ir pasitikėti viskuo. Čia gali būti skirtingi žmonės, nebūtinai čia bus tas pats žmogus, kuris jūs kiekvieną kartą pasitiks ir lauks, bet vieta bus atvira ir galim bus čia tikrai ir lankytis čia dažnai. Gerai, tai aš turiu klausimą. Tai man kaip penktokui, paaiškink, kas čia buvo. Kaip penktokui? Būdavo tokia laida, ar tu esi gudresnis už penktoką? Tai čia mes draugiškai vadinam alternatyvios kultūros centru Druskininkuose. Norim padaryti tokią vietą, kur, kai nori kažkokį meno kūrinį ar koncertą ar ką pristatyti Druskininkuose, kad nereiktų kalbėti su institucijų, kurios sako, kad taip galima, taip negalima, čia pas mus toks gali būti, pas jūs toks, o pas mus gali būti viskas. Tai jeigu jūs turite idėją ir galvojat, kad tai būtų mums tinkama, tai parašykit, susisiekit ir mes tai padarysim, bet čia bus visko nuo teatrų, performansų, koncertų, aišku, skaitymų, workshopų, konferencijų, parodų, aišku, parodų kaip šiandien. Tai erdvė multifunkcinė irgi, ją pakeisim, ją vis tiek perdarinėsim. Tai penktokui būtų alternatyvios kultūros centras. Arba jeigu alternatyva. Ačiū už klausimą. Taigi ši puikia vieta, kaip jūs tikriausiai ir pastebėjot, atidarysim su paroda. Ta paroda mums irgi svarbi, pats menininkas yra labai daug prisidėjęs irgi prie kultūros asamblėjos veiklos. Ir labai džiaugiamės jį turėdami šiandien kaip pirmąją parodą. Ir leisim jam pačiam prisistatyti, kad nereiktų daug tuščia žodžiauti, šnekėti. Jisai sakė, kad prisistatys pats. Tai kviečiam Algimantą į sceną. Labadiena visiems. Tokia akimirka, labai jaudinusi. Iš tikrųjų, nieks manęs neklausė klausimų, bet aš atsakysiu į porą klausimų, kuriuos pats sau kėliau prieš lipdamas čia į sceną. Tarsi yra ta pirma paroda, bet jinai iš tikrųjų tai ne apie mano kūrybą, jinai man iš tikrųjų atrodo visą tai yra apie bendruomenę, apie kultūros bendruomenę, nesvarbu ar asamblėjos kultūros bendruomenė. Tai yra daug platesnis reiškinys kultūra ir kultūros bendruomenė ir lelijos bendruomenė, kuri yra tokia nepaprastai atvira ir nepaprastai kūrybiška. Ir aš iš tikrųjų, man atrodė, kad pirma paroda tai turėtų būti šios bendruomenės jungtinė paroda, nes tai yra nepaprastai kūrybiški žmonės ir aš labai laukiu ir labai tikiuosi, kad kitas renginys bus jūsų, mielieji, jungtinis pasirodymas. Bet tai ir yra jungtinis pasirodymas iš tikrųjų. Jeigu aš nebūčiau turėjęs šitų darbų, 3 paveikslai, kurie kabo, kaip tik tuo metu Merkinėje, tai aš nebūčiau sutikęs leidęsis jų čia kažką eksponuoti apskritai. Bet norėjusi, kadangi buvo tam tikras formatas ir atrodė, kad čia yra proga ieškant kažko šviežio, kažko naujo, kažko tokio atviro, kaip atvira tapyba, kad tai yra tam jai tinkamas momentas. Aš net nežinau, kaip šita paroda vadinasi. Iš tikrųjų net negalvojau apie tai, bet
Monet, Klodo Monet, Lelijos galėtų būti vienas iš tų raktažodžių, iš tikrųjų kai kurie paveikslai netgi turi kažką panašaus į Monet, Lelijos. Tokie prietemai, Lelijos. Galbūt, kalbant apie tą abstrakciją, vis tiek kažkaip padėti, kad jau tie darbai čia yra, padėti juos skaityti. Tai šitas paveikslas, kuris yra tasai mėlynas, aš niekada negalvodavau iš tikrųjų apie tai, ką žiūrovas turėtų matyti mano darbe. Man tai niekada nebuvo svarbu. Bet šis paveikslas, kuo man yra svarbus ir kad jisai yra čia, tai jame slepiasi 100 kitų paveikslų. Jisai buvo tapomas Vienuolyno koplyčioje, Vilniuje, Bokšto gatvėje, apleistoje. Ir aš keletą mėnesių, pusę metų eidavau ir kiekvieną dieną įtapydavau iš naujo. Iš naujo, tai visą formatą. Tapai ir daugybę atspalvių, daugybę koloritų, daugybę kompozicijų, daugybę potėpių. Ir galiausiai teko tiesiog sustoti kažkurią dieną, nes jau reikėjo nešti į kažkokią suplanuotą parodą. Ir jisai sustojo šitoje būsenoje. Ir mano šiandien svajonė yra, kad vieną dieną, mes vadinam šitą vietą lelija, bet kad ta lelija, jinai visiems vieną dieną sėtųsi su tais 100 nuostabių prisiminimų, su tais 100 nuostabių fantastiškų renginių, akimirkų, kurias jums yra pasiryžusi padovanoti lelijos bendruomenė. Bendradarbiaudama kartu su jumis visais Druskininkuose. Tai čia yra didelė diena, tik Druskininkuose, visoje Dzūkijoje. Ačiū jums visiems, mylėjai. Dėkui, aplodismentai lelijos komandai. Bravo, ačiū jums visiems. Taigi, mėly, pasivaišinkim vynu, pasikalbėkime apie paveikslus ir bendraukime, o vėliau laukia mūsų koncertas, laukia didžėjos pasirodymas. Tai laisvas laikas, vynelis, pašnekesiai. Būkit džiaugsmingi.